Nu, Barborytė, kaip skonis? Labai skanu, ačiū. Kviečiu išbandyti nuostabią kreminę lašišos sriubą su daržovėmis, kurioje ne tik daug baltymų, yra soti maistinga, bet kartu ir be galo gardi. Tiesiog susmulkink porą salieros stiebus, pakepink ant alyvuogių aliejaus, įdėk morkas, įpilk verdančio vandens ir patroškink 10 minučių. Tada sudėk pjaustytą žiedeliais kalafiorą, brokolį ir dar truputį keletą minučių patroškink. Sudėk prieskonius, persiladą, ciberžolę, druską, pipirus ir kitus mėgstamus tavo prieskonius ir galiausiai patroškinės įdėk lašišą supjaustytą gabalėlį. Pabaigoje įdėk grietinę ir varškės užtepėlę su česnakais ir žolelėmis arba tiesiog truputėlį grietinėlės. Gali būti naudojama ir augalinė grietinėlė, tai yra sojos ar kokosų grietinėlė. 15 minučių receptas, vieno puodo istorijos, kas gali būti geriau šiuolaikiniam skubančiam žmogui. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, tikrai gaminsiu. Nori daugiau baltymais turtingo maisto, įsigyk subalansuotą baltyminį mitybos planą, kur tau nereiks sukt galvos, ką valgyti pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir kitą savaitės dieną. Gausi mitybos planą, kuris padės tau gyvenimą palengvinti ir gyventi bei valgyti sveikai bei turėti normalų kūno svorį.